Labas. Šiandien mes kalbam apie spygliuočių gyvatvorės. Yra dažniausiai pasitaikantis 3 mitai apie spygliuočių gyvatvorės, kodėl jos yra pasirenkamos. Žiema yra geriausias metas pamatyti tuos pagrindinius dalykus, taip kad šiame video mes tai ir parodysime. Šiandien mes kalbam apie spygliuočių gyvatvorės. Dažniausiai, aišku, tai yra tujos, bet taip pat galėtų būti ir kukmedis, ir eglės, ir kiti spygliuočiai. Taigi pirmasis mitas, apie kurį mes kalbame, yra tai, kad spygliuočių gyvatvorė yra žalia ir vasarą, ir žiemą. Taip, spalvų noris jų sulaukti, bet mes turim pasižiūrėti kritiškai ir dažniausiai tujų gyvatvorė nėra tokia žalia, kaip mes galim įsivaizduoti tada, kai ją sodinam, kad jinai bus. Ar mes galim pavadinti šitą spalvą žalia? Sakyčiau, reliatyvu. Taip, kad paprastai spygliuočių gyvatvorė tampa šiek tiek rusva, kaip ir visa kita aplinka vėlų rudenį arba žiemą arba ankstyvą pavasarį ir nereikia tikėtis vaiskios žalumos. Ir tai reikia turėti omenyje, kai jūs pasirenkate augalą savo gyvatvoriai. Antrasis mitas, kad tik spygliuočių gyvatvorė užtikrina jums privatumą. Tai yra, padaro jums tam tikrą uždangą, užsklandą, blokuoja vaizdą į jūsų sklypą nuo kaimynų žvilgsnių, nuo praeivių žvilgsnių ir taip toliau. Todėl noriu pasakyti, kad net ir lapuočių gyvatvorė, kuri numeta savo lapus žiemai, ji pakankamai gerai užtveria vaizdą. Gyvatvorė yra formuojama, todėl kuo toliau, tuo šakelės tampa tankesnės. Ir iš esmės visą tą struktūrą palaiko jau net nebe lapai ir nebe spygliai, o šakos. Todėl kuo tankesnės yra šakelės, kuo gyvatvorė yra geriau formuojama, tai daroma dažniau, kuo jinai ilgiau metų auga, tuo jinai geresnė sudaro užsklandą ir tuo jinai daugiau suteikia jums privatumo. Taip kad nebūtinai spygliuočių gyvatvorė yra tas vienintelis pasirinkimas, jeigu jūs norite užsidengti nuo kaimynų. Ir trečiasis mitas. Spygliuočių gyvatvorė dažnai pasirenkama todėl, kad manoma, kad jai reikės mažiau priežiūros. Tiek spygliuočius, tiek lapuočius reikia formuoti. Tai vadinasi, kad bent vieną kartą per metus, o kai kurias augalų veislės gali tekti ir 3 kartus per metus, reikia šiek tiek patrumpinti ir paformuoti. Kuo anksčiau pradėsite tai daryti, kuo jaunesnį augalą pradėsite formuoti, tuo su laiku jis bus gražesnis, tankesnis, o jūsų gyvatvorė bus tuo gražesnė. Taip kad noriu pasakyti, kad gyvatvorės priežiūra priklauso ne nuo to, ar spygliuotis ar lapuotis tai yra, o nuo konkrečios veislės. Jeigu pats augalas yra iš savo prigimimo linkęs būti 3 metrų aukščio, o jūs norėsite, kad gyvatvorė būtų mažutė pusmetrio aukščio, tai iš esmės reiškia, kad kiekvieną kartą jūs turėsite kovoti su to augalo prigimtimi ir formuoti, karpyti ją reikės tikrai dažniau. Jeigu gyvatvorės augalas linkęs būti iš savo prigimties pagal veislės charakteristiką 1,5 metro aukščio, o jūs norėsite, kad gyvatvorė jūsų būtų 1,20 m aukščio, tai viskas gerai, tikrai kasmetinis formavimas bus tik tai kosmetinis. Taigi, kiek priežiūros reikės augalams, priklausys iš esmės nuo jų veislės, o ne nuo to, kad tai yra spygliuotis arba lapuotis. Jeigu jūs abejojate dėl to, kad lapuočių gyvatvorių lapus teks grėbti rudenį, iš esmės tai didelės problemos dažniausiai nesudaro, todėl kad lapai nukrenta tiesiai po gyvatvorę ir labai gerai jiems ten ir būti, tai bus tam tikras mulčias jiems. Per žiemą lapai tiesiog sudilės ir netgi tokiu būdu patręš tą gyvatvorę, jai netgi padės to. Nebent šalia gyvatvorės eina jūsų trinkelės arba kitoks takas, tai tiesiog tuos lapus nupūsite arba sušluosite po tais pačiais krūmais atgal. Taigi nėra didelio skirtumo tarp spygliuočių ir lapuočių priežiūros laiko, kurį skirsite jiems. Skirtumas didesnis yra priklausomai nuo to, kokį jūs augalą pasirinksite. Štai tokie yra 3 pagrindiniai mitai apie spygliuočių gyvatvorės. Jei jums kirba klausimas, ne kokią gyvatvorę pasirinkti, o kur apskritai ją sodinti, tai kviečiu pasidomėti mūsų apželdinimo kursais. Na, o jeigu patiko šitas video ir norėtumėte gauti ir ateityje panašių, tiesiog spauskite nykštį į viršų
ir prenumeruokite Geltono karučio YouTube kanalą. Nes jeigu jums patiko šitas video ir jeigu norėtumėt gauti daugiau tokių apie aplinkos kūrimą video reportažų, tai tiesiog galėsite labai lengvai sekti mūsų naujienas. Na, man jau darosi šiek tiek vėsokai, tai aš keliausiu toje namo ir noriu dar jums užduoti vieną klausimą. Parašykite čia tiesiog komentaruose, kokia jums yra geriausia gyvatvorė, galbūt kažkokią atradote arba auginate, kuri geriausiai atitinka visus jūsų kriterijus. Labai lauksiu jūsų visų atsakymų, susirašysim ir iki kitų video. Ate.